labrīt. Gera. Aš atmatot eilinį darbą dieną. Pradėjau 4, keliau pusvalandžio anksčiau. Užtrukau piškuosti, jau ir pos 6 beveik. Bet nevėluojam nieko, turim laiką. Tai pasikeičiau konteineris vatvuoste. Ir šiandien tokia diena turim ir išsikrauti, ir pasikrauti. Tai bus ku veikti. Saulė jau pradėjo šviesti, visą neblogą. Bet dalyks toks, matėt, nematėt, pavadinimas. Papauliau į avariją. Papauliau. Nei čia koks clickbaits, nei čia ku. Tikra papauliau. Bet tik papauliau aš praeit savaitę, trečiadienį gal, ar antradienį, on dabar ir antradienį. Jo, tai aš papauliau trečiadienį, ketvirtadienį, kažkas turi, praeit savaitę. Skamba labiau dramatiška negu kapir, nes on damage, sakant, dolkėkau, kapir niek. Tokiai neįbrėžimą, biškį dažus nuvalė. Bumperiaus. Ir tai, ta kita mašina, vis varyt šuon. Tai situacija tokia, kad man bevažiuojant lengvėkė iš aklosios pusės kamštė ir į kėvus kažką apstaigė ir aš nespėjau pamatytanos ir ant man tiesiog užkeš. Ir aš pradėjau stumti. Toks vatokėlis. Palei viskų man kaip ir nėra kaltė, aš tiesiog teisę važiavau, man užkeš. O tik tas toks dalyks yra, mes turėjom registratorius. Tai registratorė yra, nepeigia. Sakant, leipė draudėjams įsistatyti, net draudėjams gal net ir ant atsiūnį. Įmonė, kaip sakant, daug mokų žanus, bet paaiškėja, kad nepavyko kažkaip parsiųsti medžiagos, nes ane yra čia susimt kortelė, o direktorius gal parsisiųsti pasais tas medžiagą, o nepavyks parsisiųsti. Aš tada išsitraukiu tų SD kortelę, o pasijungsiu laptopą, pasižiūrėsiu. Medžiagą, žinok, kaip čia kas, bandau, o neskait kortelės, aptuičia, 0 reakcijas. What the hell? Ir jau palikau iš direktoriaus kortelę, vakar gaunu žinutę, kad kortelė yra corrupted. Medžiagos dėja neturėjom. Ką paskui įvyka, tai labai apmaudu dėl to. Tai kortelė yra tik tas keisčiausia, kad aš įdėjau čia savo kortelę į registratorių. Ir nei man kortelė nenori įrašyti. Vis nufilmuots medžiagos. Tai aš nežinau, ar man čia kortelį ir per šustrą po 4K raišką filmuot, ar kas čia yra. Ar uns tikrai nefilmuojant tos kortelės. Nežinau. Žodžiu, ne man reikala, bet labiausiai apmaudu, kad neturėjom filmuotas medžiagos. Ką viskas įvyka. Bet turėjom fotkių, turėjom nuotraukų. Bet žodžiu, dabar keliamės į to dieną, kai man įvyks, jums papasakos labiau, grina po to įvykiaus esant dėjus. Dar vis strese, kapčiaku, tai varom, žiūrėti. Žodžiu, šviežias naujienas. Šiandien ir ketvirtadienis, po 3:20 esu M25 važiuoju Gatavėje. Ir netoli šitą tuneliaus, kur nusokti į M11. Važiuoju, biškiam štoks darės ir girdo. Kažkas tai tuoj, nesuprantu, žiūr. Ir, žodžiu, į čia priekį veidrodis, žiūro, lengvėki, skersa man stov. What the fuck? Užkėša lengvėki, vajai. Ir aš buvau trečio jausto,
Pirmą, tipo, kamščiau jas nusokti į tovą M11 ir trečią jaustą. Ir žodžiu, moteriški, nežinau, ten 50-60 metų, reikėvos, va tep, su Nissan Jazz, kažkaip mažą mašinėlę, atėjo žodžiu ant nutrankyta. Moteriški važiavo į laidotais ir vat, užkeš. Greits nedidelis buvo, tai ir damage nieko, kaip sakant. Man absoliučiai nieko. Priekį tik tas biški bumperioks pasilenk, bet taip nieko. Nei lempas, nei numerė, nei bumperis sulūžis. Absoliučiai nieks. Čia, kaip sakant, lėta reikėvos ir tiesiog, vat, aš biški pasukau. Aš kiek suprantu, Ana, aš teisę važiavau tiesiog ir Ana mane užkėša, ne man kaltė. O Ana, dėja, vairuotojų posės, dešinės. Veidrodžiaus nebėra, ten jau į tepons buvo nulūžęs. Durėlis vis sulankstytas, priekiaus visa arkė sulankstyta, galinis durėlis visas sulankstytas, galinė arka liktais irgi, žodžiu, vis šonas. Sulankstyts. Tai, sakant, stresą niek, čia normalia viskas. Tai biškai atsitraukė atbulieną, sakant, viskas gera, išlepau, stabdžiau eismą, kad mums pasitraukti į šonin, čia šitas, sakant, jaustą. Kad netrukdyti eismas. Buvau praplatėjams, ten sustojom, išlepom, kaip sakant, ten irgi biškai pradėjo stresuoti, kaip čia kukų čia daryti. Aš irgi čia GPT klausti, ku čia man daryti šves. Tipo, jeigu nėra sužeistųjų ar nieko, tiesiog apsikeis duomenim ir viskas. Tai jo. Tai Ana paskambina traffic control, tiems eismo reguliuotojams, užtvėrė jaustas visą sustabdė. Jie kas pateko į kamštį, sorry kolegas, bet taip jau yra. Ten trumpa. Tai pasitraukėme į kitpusę ir viskas, sakant, aš nusifotkinau Anu, Ana ten pasiskambino insurance ar kam, Ana, Sonos mašiną jau tu nepapavažiuosi, bent jau kelyje, čia galėtum važiuoti, bet nebe veidrodį niektinas, Ana ten kveisis kelyje pagalba, o kumon, aš toliau važiuoju į VBS-ą, užtrukom, pusvalandos grobė. Sfotkinau, gavau pasikeitėm duomenim, bet pas manęs registratorius, tai viskas matos. Aš tiesiog važiavau ir dar reiks gauti medžiagą. Aš tikiuosi, kad čia ne man kaltė. Te būn, kad lengveiks per akloj zoną. Tiesiog arčiau lindai viskas, nepastebėjau. Tai šviežias naujienas, karščiaus 36, prakais pil, biškį vėlau į VBS-ą, bet pavėlina. Viskas gera, važiuojam toliau. Toks naujienas, Sen nebes turėjus tokį įvykį, bet kaip ir įtep. Gera, leku į juostą. Jo, laiku pažiūrėję. Tai situacija tokia, kad buvo avarija. Aš tikiausi, draudėms pripažins manim nekalto. Aš nežinau, kaip ten situacija visa yra. Čia jau direktorius aiškinos. Jo, tai toks tokėlis. Šiandien važiuojam dabar išsikrauti kažkur apirma, Stevenauks, kažkur ten, net nežinau. Jo, tai turim važiuoti 2 valandas, vos 9 išsikrovims ir on dabar be 15:06, kiek viskas normaliai. Ir žodžiu, prieitam video niek nepasakojau, kad šį kartą esam be londoninių kamerų. Kas tai reiškia, kad į Londoną šį kartą mes nevažiuosim. Nebus Londono, tai, kai aš žinau, tikriausiai visokiausi tokie, iškrovimo, pakrovimo, labai paprasti, kaip sakant, didelis sandėlė, atvažiuoji per rampų, iškrauni viskas. Šiandien tik tas, gan nedidelį tokį manelį, o pakrovims šiukšlyną, kaip mes dažniausiai, šiukšlės pasikrauni. Ir tada atgal į Felkę. Matysim, kaip čia bus, kada čia ką priškaus. Mėgs pradėjimti.
Jo, tai nėra baisė karšta jau. Vakar, dienos metu iššils. Čia ne kapreit savaitė. Plius 19 tik tas. Beveik 6. Tai visoka, nėra labai malonė. Aš tikėjausi, kad iššils, dar baisiai apsiniaukus tik dieną. Tikėjausi prasigedrės, tai bus nebloga diena. Nesinorėt ant per lytų lyst lauk. Aikšto lytaus jau rektom. Jo, tai reik prasilaužti vieną dalyką. Tai va, Monster X biškį šaldytoj pabuvau. Galėsim tu jo prasilaužti. Aisom, liksim, kūra netrūkst. Bent jau pakol kas atblajaus netrūkst. Viskas nebloga. Ai. Sveikata? Skaniai. Įsigijau naują audio knygą. Ausenės yra. Knyga vadinas Traveler. Keliautojas. Autoriaus nežinau, kas čia per, bet įgarsint Harry Potter. Kažkaip užsikabinsiu tų knygų, kur su to įgarsintoju. Labiau sveiniai ir tus veikėjus įgarsint, daug personažų būn, tai užkabin. Fantastinis knygas dabar eini. Tai teik tada. Aš jungiu klausyt. Kaip tik per Orveliaus tiltą važiuoju. Didžiausi faini vaizdai. Tai va, jūs tada žiūrėkit į kelią, o aš pasileidau knygą ir klausau. Ankstyvus ryts, man tik po 9 išsikravo, dabar po 7:40. Kažkur čia sustosim, o paskui žiūrėsim, kur čia sakys. Va, atlėkiau, viskas tada. Jo. Biškį pasirašyti. Jo. Buntos. Kai čia aš 2 valandas dabar važiavau, nustop. Biškį užsisėdau.
Ir tada laukiam, kada atvarys iškraut mums. Now just turn. Yeah, just go to here. Because we don't want to block that driveway. Okay. Good. All right. Nu, viskas. Einam atsidaryti durų. Nu tai, dariau duris, dar net nepradėjau krauti, jau turim 8:35. Na, kokį valandį, gal pusantros, o per tą laiką padarysim valgyti. Pusryčius turim košės, šitą vanduo šilst, turėsim Lidlinis nutelas iš Lidla. Banan pasipjaustys, nu tokie pusrytė bus. Ir tada bus, kiek čia man važiuoti, nu ir tada bus, vat, apirms 25, a 12, apie 100 km, 107, iki pakrovėjimą. Ir jo, man tipo ir per valandą, bet iki to laiko man rodos, kad ir iškraus ir aš gal anksčiau net spėsiu. Matysim, nežinau. Dabar taisos tada pusryčius. Taisos pusryčius. Ir pavalgau, žiūrėsim, kur čia. Atsigol dar, gal bus laika. Tai, nu, pusrytė. Košė su nutela, bananas. Pasijungiau Aurimą. Papusryčiausiam. Ir reiks atsigulti. Taip, va, išsikrovėm. Reiks išvažiuoti keliai. Važiuoju 107 km, 11 valandą, palei popierius man yra pristatymas per valandą. Ja, kas čia dabar daros? Čia dabar.
Tie prisiparkavę. Nu, ne fene. Europiečiai prisiparkavo. Okei, čia dar jaustą uždaryti. O, neįdaug. Vis apsisok čia tam žaidį. Nu, žodžiu, lekam tada. Lekam. Dabar. Tunelis bus. Pralysiam per tau tunelį. Per apačią. Čia man reikia geriau teisę. Gerai tada. Jo, sakiau. Reikia apsimauti batus, reikia apsimauti šalmą. Hi. Here. You need tar? Registration? DK20YKD. Seal number. Yes, headway. Here. Come on to 320. Okay. I was going to see how. Jo. Tai reiks kažkur prisistumti. Liktas aitena. Reik prisistumti. Apten. Prie tų durų reik prisistumti. Nu, viskas. Pristūmiau, dabar nežinau, kiek čia užtruks. Dažna, kad labai greita čia būn viskas. Pusvalandoks viskas pakrauna. Turėjom problemų. Iškraudinėjai kontiką. Padarė skylės. Can I go inside? Okay. Skylė šveit. Okay, yeah. I took... Oh. Nu, žodžiu, yra skylės. Reik vadybą parašyti. Čia iškraunu ant
Ar kap čia blemba, nepastebėjau aš. Nu, į kapir. Labas. Aš įmečiau nuotraukų į čatą. Kai iškraudinėjo, matyt, pažeidė viškį konteinerį su forkliftu. Ir ten dabar yra skylės priekyje. Ir vat iš tą šiukšlyną atvažiavau, čia sako, tipo, kaip ir negalės krauti tikriausiai. Jie dar laukia užsakovo, ne užsakovo, kaip sakant, tai tipo laukia, ar galės krauti, negalės, tipo, nes popierius yra, kad tipo į laivą kraus, gali būti šitas drėgmė ar kažkas tokio. Grinai matos tiesiai su forkliftu įvarė. Žiauti gatavėje. Čia netoli, valandėkį. Karšta. 27 laipsnė. Jo, tai plans toks, kad važiuojam į gatavėją. Čia pačiam reiks, ar kur čia pasikeist. Jo, tai atgal važiuosim, pasikrausim ir tada aš nežinau, į Felkę ar į gatavėją nusimesti. Va tiek pat, vis eina keitas. Staigė čia. Gal suvažinėsim? Užteksėm čia tų laikų, neužteksėm. Žinau, kaip čia bus. Bet jo, važiuojam į gatavėją ir tada susimatom mes tenas, pasikeisiam kontiką ir tada matysim, čia vadybas sakys toliau. Gerai, žiūrėjom. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. The feeling is all gone. The feeling is all gone. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bones, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Viskas. Radam pabaigas. Yra 18,28. Enter end. Okay. Lovas įvestas. Pravažiavau šiandien. Kiek? 7:17. Jo, tai biškį pasikeitė planą. Nebevažiavau atgal į tus šiukšlynus visokius. Tai vat nusimetiau, pasėmiau uostį kitą ir atvažiavau į Bekingemą. Šitą. Man rytojaus iškrovimas va čia yra. Tiesiog gatę sustojau, važiuosim ten, žaidą apsisuksim, grįšim ir įvažiuosim čia. Tai jo, pasikeitė planą, prie uosto blemba. Kiek aš ten 2-3 valandas prakimarinau, VBS negavo. Tai teka ilgiau pastoviniuoti. Sudėjau, eisim dabar dar
užsidėti krabą. Nu, tai vis šitas sutaisiau. Nu, aš tada tvarkyteis, taisyteis, valgyti. Su matom, kai jau garaus vakarienė. Nu, vis šitą. Vakarienė padaryta. Makarona su kiauliena. O čia. Jo, tai turim pastą. Tai, jo, įsijungiau filmą pažiūrėti. Jack Ryan vaiduoklių karas per Amazon Prime. Taip, einu valgyt, kol neatšala, o šiandien ateik. Tokis ta diena. Biškė yra baimės, kad vėl neužkešt, šiandien irgi kamštė važiuoju. Atrodo, visi keš po priekiaus. Tai biškė tik baimė yra, kad vėl nepakešt, nes registratorius liktas ir neveik. Tai, nežinau. Nu, tai ačiū, kad esat, ačiū, kad žiūrit. Jeigu nesunku, paspauskit laiką, subscribe, jei dar to nepadarėt, pasidalink su kuo nors, su draugu, mam, tėti, broliu, sesi. Ir paspauskit hype. Šiaip hypes yra ten bent jau per telefoną. Per planšetį gali, per teleką nežinau. Man rodos, kad ne, dar nėra tokios funkcijos. Telefone ir ten apačio, kur tipo rašyt komentarą. Jei ką perbraukti šoną, turėtum pasirodyti hype. Lietuviškai net nežinau, ką padanas. Ir uns labiau reišk negu kad like. Tai jeigu nesunku, paspauskit. Aku. Tai va šiandien ateik, einu valgyt, o mes tada susimatysim greito laiko. Nu tai, te.